Sveiki, šiandien pakalbėsiu apie tai, kągi reikia daryti tam, kad būti labai laimingu ir labai sėkmingu žmogumi. Ar teko kada nors pagalvoti, kodėl vieni žmonės yra žymiai sėkmingesni, o kiti ne? Kodėl vieniems daugiau duoda laimės, kitiems mažiau? Jeigu pasižiūrėti į statistiką, o mokslininkai bandė atsakyti klausimą, tai kiek yra laimingų ir sėkmingų žmonių, tai statistika yra labai liūdna. Pasirodo, jeigu paimti bet kokią grupę žmonių, ar tai jaunų, ar tai pagyvenusių, tik tai 3% šitos grupės žmonių gali pasidžiaugti, kad yra išskirtinai sėkmingi, arba išskirtinai turtingi, ar išskirtinai laimingi. Ir 80% žmonių dėja iš šitos grupės dėja gali tik pasakyti, kad yra lūzeriai, nes labai stengiasi kažką padaryti būtent šitoje srityje ir dėja jiems taip ir nepavyksta. Ir 17% žmonių galim pavadinti amatininkais, jie turi rezultatų, tačiau kažkokių išskirtinių, ypatingų dalykų savo gyvenimą taip ir nepasiekia. Klausimas, kodėl? Yra daug variantų atsakymų, vienas iš tokių variantų, kam duota, tam duota, toks jau yra likimas. Kitas variantas yra talentai, vieniems duota daugiau talentų, kitiems mažiau. Trečias variantas, kad tinkamu laiku, tinkamu vietu žmogus atsiduria ir tada gauna visko, ko reikia iš gyvenimo. Tačiau mano atsakymas būtų štai toks, yra vienintelė priežastis, kodėl jūs pasirinktoj srity nesate tiek sėkmingi ar negaunate tiek, kiek iš tikrųjų esate nusipelnę gauti. Ir atsakymas štai toks. Jūs tiesiog neturite tam tikrų įgūdžių šitoje srityje. Jeigu jūs turite problemų su pinigais, atsakymas ne makroekonominės tendencijos, ne jūsų darbdavys, ne rinkos dydis, o kas? O trūkumas jūsų tam tikrų įgūdžių. Jums trūksta mokėjimo, sugebėjimo, uždirbti pinigų, esant tokiom situacijom, su kuriuom jūs ir kovojat kiekvieną dieną. Jeigu jūs neturite tiek laimės, kiek norėtumėt, vienintelė priežastis, jūs nemokate savyje sukelti tą laimės džiaugsmą. Jeigu jūs turite problemų šeimoje, vienintelė priežastis yra, jums trūksta įgūdžių, kurie leidžia suformuoti puikius, nuostabius santykius su žmonėmis. Taigi, jeigu mes žiūrėsim per tokią prizmę, kyla klausimas, taigi, o kaip galima išugdyti tos įgūdžius? Tam, kad atsakyti šį klausimą, pasižiūrėkime, o kaipgi vyksta įgūdžių ugdymas tradiciniai mokymo sistemoje. Pirmas žingsnis, nuo kurio mes visuomet pradedam, tai yra žinios. Mums reikia daug žinių ir mes einame į mokyklas, einame į vaikų darželius, tam, kad gauti tų žinių. Tačiau vien žinių neužtenka, mums reikia dar įveikti antrą laiptelį, kuris vadinasi supratimas, o kaip tas žinias pritaikyti. Todėl yra mokytojai, dėstytojai, profesoriai, repetitoriai, kurie mums aiškina, kaip tas žinias reikėtų suprasti ir galbūt kada nors pritaikyti. Tačiau mes žinome, kad vien tik supratimų ir žinių neužtenka, reikalingas dar kas praktinis įgūdis, sugebėjimas tas žinias pritaikyti. Tai yra įgūdis. Tačiau tai dar ne viskas. Tam, kad jas pritaikyti, mums reikia dar padirbėti su savo įpročiais ir mums reikia pradėti taikyti tos įgūdžius. O taikyti yra nepaprastai sunku. Ir tada, kai mes pradedam taikyti, dar ne faktas, kad mes gausime tokius rezultatus, apie kuriuos svajojom. Taigi, sekantis 5 laiptelis yra kas? Rezultatai. Ir kai galų gale mes gauname rezultatus, mes pradedam save lyginti su kitais ekspertais, kurie taip pat bando pritaikyti turimą žinias ir įgūdžius. Ir tada atsiranda skirtumai. Vienas žmogus yra daugiau efektyvus, kitas mažiau efektyvus. Taigi, sekantis laiptelis yra efektyvumas. Kai kurie žmonės sugeba su minimum pastangų dėka pasiekti maksimum rezultatą. Jo dar vadinama maksimaliai efektyviai žmonėmis. Tačiau yra dar vienas laiptelis ir būtent apie šį laiptelį mes svajom, tai yra meistriškumų laiptelis, kai žmogus atsiduria toje elito grupėje, 3% elito grupėje, kurie atrodo su Dievo pagalba, čia pat prisiliečia prie visko ir tai tampa pinigais arba tampa ypatingais rezultatais. Ir kyla klausimas, kodėl tik 3% žmonių sugeba pasiekti šito 7 laiptelio. Pasižiūrėkim, kas mums padeda kilti šitais laipteliais. Mokykla. Ties kurio laiptelį sustoja mokykla, dėja, mokykla sustoja ties pirmo žingsnio. Duoda daug žinių, tačiau daug žinių, kurios mes vargu ar kad nors pritaikysim. Tada mes einam kur?
į institutus, einam į koledžus, einam į įvairias aukštasias mokyklas, tam, kad gauti supratimą apie tam tikrą profesiją, iš kurios galbūt kada nors galėsime ir užsidirbti savo pirmą atlyginimą. Taigi aukštosios mokyklos ir profesinės mokyklos dažnai sustoja ties šito antro laiptelio ir duoda mums supratimą. Tačiau tikrų įgūdžių dažniausiai nesuspėja suformuoti, todėl mes išeinam į realų gyvenimą ir bandome ten įgauti tos vadinamos praktikos. Ir dėja, bet nuo antro laiptelio iki pat 7 mums tenka keliauti vienišiems, naudojant pagrindinį metodą, bandymų ir klaidų metodą. Ir būtent todėl, kad niekas mus niekados, nei mokykloje, nei vaikų darželėje, nei institute, nei kursuose nemokino, o kaip greitai, efektyviai suformuoti gerą įgūdį. Būtent dėl tos priežasties daugelis iš mūsų ir nueina nuo trasos ir tik tai vienetai sugeba pasiekti tos viršūnės. Klausimas, kągi daryti ir kiek užtrunka laiko tam, kad pasiek šitos viršūnės. Ir mokslininkai teigia, kad tam, kad pasiekti viršūnės, vidutiniškai užtrunka 10 000 valandų. Sutikite, labai didžiulė rizika. 10 000 valandų ir po 10 000 valandų tik tai 3% žmonių gali pasigirti, aš tai padariau, aš tai išmokau. Ar yra kažkoks trumpesnis kelias, ar yra kažkoks gudresnis kelias, kuris duoda didesnį tikimybę, didesnį mums garantiją, čia atsidurti šitoje viršūnėje ir patirti visus malonumus ir džiaugsmus. Gera žinia, kad šitas kelias yra. Ir apie tai aš su malonumu pasidalinsiu kitame video bloge. Iki.